Sveiki. Labas. Sveikas. Labas. Na, kaip sekasi? Puikiai. Puikiai? Taip. Nusprendėte liknėti, taip? Taip. Tikrai nusprendėte? Tikrai. Jau visiškai. Taigi, kas pastūmėjo jūs į šį projektą? Vestuvės pirmiausia. Per didelis svoris, aišku, ir reikia pakeisti mitybą savo, susireguliuoti visą maistą, sportus, daugiau judėti. O jūs? Paskui sesę sekam. Tai jeigu jinai, tai mes irgi. Reikia ir pačiam. Be abejo, plius artėja jubiliejus, tai reikia jubiliejų keistis, tai taip pat neprašalbus. Kitaip tariant, motyvacijos esate pilni. Tikrai taip. Sakykit, kokia jūsų patirtis treniruočių, kokius užmėginot sportus, laisvalaikio aktyvaus judėjimus? Šiuo metu paskutinius metus tai nesportavau, bet prieš tai labai aktyviai sportavau. Buvau skrėjus per pusę, svėriau turbūt net 70 kg nesvėriau. Bet tiesiog kaip pusiau, iš savo patirties tokios kaip ir kūdėjau, pusiau treneris padėjo, tokio kaip ir specialisto nebuvo normalaus, kaip aš sakau, tai ir grįžo tas svoris. Tiesiog nebežinau, kaip maitintis po viso sporto ir visos mitybos. Supratau. O jūsų? Pirmieji 3 metai tikriausiai bandymas tik sportuoti. Tai prasme žodinis. O šiaip stengiamės palaikyti kažkokį judėjimą laisvalaikiu, pabėgioti, pavažinėti dviračiu, kiek leidžia galimybės. Šiaip kažkokio didelio sportavimo tikrai nėra. Dabar per artimiausią 10 dienų, kadangi jūs vis tiek neturėjote ilgą laiką fizinio aktyvaus krūvio, tai mes jo labai staigiai ir nedidinsime, nedarysim žemaus fizinio krūvio iš karto, kad jūs pajustumėte tiek labai didelio streso. Mes pradėsim po truputį, žingsnis po žingsnio, mažai žingsneliais, nedidelė mankšta, kiekvieną dieną aktyvus judėjimas, aktyvus pasivaikščiojimai, 1, 2, 3 kartus į savaitę aktyvesnės mankštos, gal net su pačiais specialistais ir jau tada mes žiūrėsim jūsų rezultatus. Svarbiausia, kad jūsų organizmas nepatirtų didelio šoko nuo fizinio krūvio, kad jisai iš karto nebūtų svorio toksai stabdymas ir jūs galėtumėte toliau po truputį mažinti savo kūno kilogramus. Šiandien aš jums parodysiu pagrindinės mankštos principus, ką jūs turėsite atlikinėti tiek savarankiškai, tiek kartu su manimi ir įprastume tai daryti kiekvieną dieną, ar tai bus ryte, ar tai bus per pietus, tiesiog laisvu metu. Tie, kurie turi 2-3 laipsnio nutukimus, tai iš vis pats sportas, pats treniruočių procesas turėtų būti ypač ramus, ypač pradėti tiesiog labai mažai žingsneliais. Mums pirmiausia reikėtų pačią mitybą susitvarkyti dienos režimą, vienodu metu keltis, vienodu metu stengtis eiti miegoti, atsirastų tokia komforto zona, kad nebebūtų tokių stresų, kuo daugiau tų pačių stresų pašalinti mums iš dienos ir fizinis krūvis atrodytų iš tikrųjų 15-30 maksimum minučių per dieną aktyvaus pačio fizinio krūvio, bet tas aktyvus fizinis krūvis reikėtų sekti pulsą, kad jisai nebūtų per didelis. Tiesiog šiek tiek jau mažesnė 60-70, turbūt maksimum iki 75 pulsas pakiltų nuo maksimalaus širdies susitraukimo dažnio ir tiek užteks pilnai kiekvienam pradedančiajam fizinio krūvį. Tiems, kurie turi didelį viršsvorį ir pradeda iškart bėgioti, pradeda didelį fizinį krūvį griebtis, treniruoklių salės, bėgimas, krosai, intensyvios treniruotės, visokios intervalinės ir taip toliau atsilieps organizmui. Jeigu ne tą pačią dieną, o tikėtina ne tą pačią dieną, bet po savaitės 2-3, gal net ir po mėnesio, jeigu jisai šiek tiek yra stipresnis, bet atsiliepimas gali būti gana skaudus, gali būti nuo sąnarių traumų, raumenų persitempimo, ilgalaikio streso raumenyse, netgi, kaip sakant, nepakilti iš lovos galiausiai. Po to reikia kone 2-3 mėnesių, kol visus pakitimus grąžinsim vėl į vietą, nes užtenka tiesiog nuo didelio svorio sąnariai bus tiek apkrauti, kad jie bus pereis iki pat pačio uždegimo. Tai šitą reikėtų iš tikrųjų labai po truputį ir labai minimaliom sąnaudom keliauti prie visų tų sportų. Nereikia tiesiog griebti jaučių už ragų, nes būtent šioje dalyje šis posakis būtent ir netinka.